Sveiki. Nu ką, sodyboje nebuvau maždaug mėnesį. Prieš išvažiuodamas palikau šitos rąstelius visiškai švarius. Šiandien yra gruodžio 20 liktai. Atvažiavau į sodybą, nu ir ką radau. Va, gruodžio 20, 2023 metai. Ir žiūriu, kad beveik ant daugumos rąstelių auga šitakiukai. Dalis yra pašalusių, tai taip ir nesupratau, kada čia jie spėja, nes buvo orai šalti, žvarbus ir dabar yra keletą dienų atšilimas. Ir va, matosi, dygo, pradėjo dygti labai daug. Nu, net išdygė ant briketų irgi. Nu, tai va, tokie vat keistoki dalykai dedasi su orais. Va, kad gruodžio mėnesį tokia didelė orų kaita. Net ir gamtai smegenys jau matyt sukasi. Tai va, šitokiukai. Ar jie čia bandė augti, va, čia mažiukų yra. Nežinau, reiks palaukti keletą dienų, jeigu tokia šiluma laikysis. 8 laipsniai, 7 laipsniai. Matyt, šoko gavo, šilumos gavo ir pradėjo dygti. Tai va, tokia įdomi patirtis. Gruodžio gale auga grybai. Aišku, nežinau, ar jie tinkami vartojimui, bet reiks pastebėti, pažiūrėti, ar jie augs, ar nebeaugs. Tai va, labai įdomus dalykas. O čia va, skiepyti grybai matome, kaip va, irgi kaip kolonizavosi rąsteliai. Oho. Įdomiai. O, net ir čia žiūriu. Nu, faktiškai daugumoj, kur auga. Čia va, matosi, čia sodinti 23 metų grybai. 23 metų pavasarį. Tai va, kaip kolonizavosi. Oho. Atrodo neblogai. Tai pavasarį turėtų nemažą derlių duoti. Dalį čia tvarkau, kur nesaugia. Tai va, toksai trumpas video apie grybukus, kurie net ir žiemą auga. Tai šiam kartui tiek. Ačiū.